Ir mus dabar stumdo policininkai. Mes esam Candy mieste ir žiūrėsime kultūrinius Candy šokius, ceremoniniai būgneliai, po to kažkoks, tada kaip peacock, povo šokis. Mes Lietuvoje vaikštom per žarijas, ar ne? Čia vaikšto per Traukinukas pagaliau. Traukinyje iš Candy į Elą yra 3 klasių vietos. Mes važiuojame 2 klasėje, nes sakė, kad čia yra privalumas tame, jog galima atsidaryti langą. Važiuojant gali matyti ryžių laukus, arbatos plantacijas, stotelėse bemojuojančius vaikus. Labai įspūdinga kelionė. Daugiau nėra ką pridurti. Aš Milanai kelis kartus sakiau, kad nuo va šito pastovaus žvalgymosi per langą man net kaklą pradėjo skaudėti. Po 8 valandų kelionės atvykome į Elos miestelį ir pataikėm iš karto kažkokią tai ceremoniją. Ir mus dabar stumdo policininkai. Policininkai mus dažnai stumdo šitą kelionę. Galėčiau dabar veidu taip ir įkristi. Visom tašėm visiškai taip. Pasižiūrėjau. Eik tu savo. Pasakyk, kad dar šiltas vanduo. Bet žinai, kas man patinka, padėjo, kad yra laukinis paplūdimys. Patikėsi, dar tokia per kažkur tai palmę dieviška šviesa krenta. Man atrodo, kad jau mes jau savaitę buvom keliavę po sausumą, tai po visas religinės vietas, kultūrinės vietas, kalnus ir panašiai. Ir iš tikrųjų po tam tikro laiko išvysti vandenyną yra kažkas tai ypatingo. Nepaisant to, kad oda buvo dar balta tomis dienomis, norėjosi jau greičiau tos saulės šiek tiek paragauti ir šokti vandenyną ir plaukti. Ciberžolės kokteilis su ananasais, medumi, imbieru ir ciberžolės pasta. Ragavimą. Mirelis skamba. Žvinė prieš poravimąsi. Ten krūmuose slepiasi dramblys. Jinai tikrai puls. Truputį užpylė.